Iš karto užbėgdamas įvykiams už akių, nes žinau, kad bus komentarai, kad bus šalta, sušaldysi pastatą, nes oras cirkuliuoja per visus galus. Taip, pastatas sušaldysi, faktas čia, bet reikia nepamiršti, kad rąstai žiemą išdžiūsta dar labiau negu kad vasarą, nes sausas oras džiovina medieną. Ir kitas niuansas yra, kad šito pastato paskirtis ir nėra namas, būtas, tai yra komercinės ūkinės paskirties pastatas, tai yra tiesiog susitikimams. Jis gali būti ir kiauras, svarbiausia esmė buvo, kad jį išgelbėt, kad jisai nepradėtų turnyti ir dar atstovėtų bent 20-30 metų. Tai tokią užduotį gavome ir mes ją įgyvendiname. Tai va, tai, kaip sakoma, neprisigalvokit nesąmonių, nes pastatas neturi jokio apšiltinimo, nei stogas neapšiltintas, nei sienos neapšiltintos, nei grindys neapšiltintos. Taipgi nereikia svajoti, kad čia bus kitaip. Esminis dalykas buvo, kad orą išjudinti, nes namas šuto, neturėjo jis jokio kvėpavimo, dabar po ventiliacijos atlikimo jis jau dabar turi oro cirkuliaciją, juda oras ir jaučiasi, kad ta mediena tikrai per tam tikrą laiką nei savaime nudžius iki plius minus normos ribų. Nes ventiliacija yra gerai, tai yra bet kuriam objektui, tiek mūriniam, tiek mediniam ar karkasiniam. O jeigu oras nejuda, tai aišku yra labai blogai, nes tada ir grybai, ir pelėsiai metasi. Aišku, dar jeigu yra konstrukciniai defektai, tai čia jau yra kiti niuansai.